Tęskim mūsų pasidalijimus ir prašom pasidalinti šios savaitės atradimais. Tikėtina, mes turim suprasti, kad mūsų energetinė struktūra, jinai turi turėti savo formą. Arba jinai yra be struktūrė, arba jinai yra struktūrizuota, bet ta struktūrizacija vėlgi jinai gali būti taisyklinga struktūrizacija, gali būti netaisyklinga struktūrizacija. Tai ta taisyklinga struktūrizacija jinai tada yra taip vadinamų taisyklingų geometrinių formų. Jinai yra proporcinga iš esmės, tai reiškia. Ir jeigu jinai yra taisyklingai proporcinga, tada ta energetika yra taisyklingai suformuota. Jeigu jinai yra netaisyklingai struktūrizuota, tada tai yra irgi forma, bet jinai yra netaisyklinga. Turbūt paprasčiausias pavyzdys yra, jeigu mes kalbam apie žmogų, tai yra fizinį žmogų ir tai yra fizinis jo kūnas. Ir jo fizinis kūnas pas kiekvieną žmogų jisai daugmaž išsivysto. Ir skirtumas yra tik toksai, kad kai kurie žmonės atrodo gražūs ir tai yra dėl to, kad jie yra proporcingi, kai kurie žmonės atrodo nelabai gražūs, nes jie yra neproporcingi. Kažkokios vietos yra netinkamai išsivyščiusios. Ir to vietoj mes intuityviai jaučiam, kad mes to žmogum kažkas fiziologiškai yra ne taip. Bet ir šito vietoj, būtent toj mūsų energetikoje, irgi tos mūsų visos energetinės struktūros jos formuojasi, bet esant tai formacijai, ji gali būti taisyklinga arba ne. Tai nereiškia, kad jeigu mes turim struktūrą, tai jinai yra taisyklinga. Tai yra tiesiog struktūra, bet jinai gali būti ir netaisyklinga. Tuo atveju reikalinga destruktūrizacija, kad išardyti esamą struktūrą ir performuoti taisyklingai. Tai galėjo būti tai, bet tai nereiškia, kad tai yra tai. Kad žmogus turėtų struktūrą, jisai turi turėti gan rimtą charakterį. Didžioji dauguma žmonių neturi rimto charakterio, jie yra žmonės be nuomonės, be asmenybės ir jie iš tikrųjų nežino, ką jie daro, kas jie yra, link ko jie eina, koks jų yra tikslas. Tai yra daugiau mažiau tokie abstraktus, kažkokie energijų rinkiniai, negu aiškios struktūros. Tai už tai neretu atveju, pavyzdžiui, kai yra santykiuose, neretu atveju yra tokių istorijų pasitaikę ne vieną kartą, kur moterys neretu atveju renkasi vyrus, kurie turi, kažkokių nusikalstamo pobūdžio asmenybę. Ir tarkim, moteris gali bendrauti su kažkokiu labai geriečiu vaikinu, bet paskui jinai atsisako jo ir pasirenka kokį blogietį. Ir kiti sako, kodėl taip yra? Tik buvo geras vaikinas, geranoriškas, gal tu pasirinkai tą blogietį. Ir ta moteris net negali atsakyti iš tikrųjų kodėl, bet tai yra dėl to, kad ta moteris intuityviai jaučia, kad būtent tas blogiukas, nors jisai ir yra tariamai nelabai geras žmogus, bet jis turi charakterį. Ir būtent tas charakteris, ta visa būtent energetika, kadangi jinai turi struktūrą, tai nėra tiesiog kažkoks abstraktus žmogus su abstrakčiais norais ir abstrakčiom kryptim, kur padėsi ten gerai, kur, taip sakant, numesi ten jisai gulės. Kai kuriem žmonėm labiau yra priimtina, kad kažkas turi stiprų, aišku charakterį. Jis sako, aš noriu to, man turi būti šitaip. Ir būtent tas kiekvienas, aš noriu, man reikia, taip turi būti, yra būtent ta charakterio tie bruožai, kurie formuoja tas briaunas. Ir toje vietoje nereikia būti labai kažkokių ten aiškiaregių, kad pamatyti tos dalykus. Kiekvienas mes galim pajausti, kai mes sutinkam kažkokį labai charakteringą žmogų, kuris labai aiškiai žino savo tikslą, savo viziją, kaip jisai nori būti matomas, kaip jisai nori būti suprastas.
Ir labai aiškiai mes galim susidaryti tą įvaizdį. O kad mes galim matyti kažkokius tai energetiškai tas struktūras, tai taip, tai mes galim, tie, kurie tą galim, bet tai yra daugiau kaip, sakykime, papildomas patvirtinimas tam, ką mes jau ir taip jaučiam, nes mes, kai sutinkam tą žmogų, mes matom, kad kiti žmonės yra tokie, kurie yra be asmenybės, neturintys savo charakterio, o kiti yra tokie, kur, jie labai aiškiai žino, ko jie nori. Ir jeigu tu toj vietoj kažkur nesutarsi su juo, tai labai greitai kils konfliktas. Ir aišku, tai čia iš tų, kur turi blogų charakterio bruožų. Bet jeigu turi gerų charakterio bruožų, tai tada toks žmogus matys tiesiog, kad kiti klysta ir jisai bandys padėti tiem žmonėm tuomet, ar jeigu jisai pats iš tikrųjų yra teisus. Tai tai čia ne tik yra esmė matyti, čia yra esmė, kad mes galim patirti dalykus. Tai buvo norėta pasakyti. Reikia iš tikrųjų biškį patikslinti, ką reiškia išlikti. Tai čia tada eina kalba apie tai, kaip žinoti savo vietą darbinėje aplinkoje. Ir mūsų vieta darbinėje aplinkoje yra apibrėžiama pirmiausia mūsų darbo kontraktu, kuris oficialiai nustato, kokia yra mūsų vieta. Pagal sutartį mes taip susitarėm, oficialiai mes susitarėm, kad mano yra tokia vieta. Bet tuomet, kaip pavyzdžiui, praeitam darbe buvo, kad oficialiai sutartis apibrėžė, kad bus tokia vieta. Bet tada, kai mes atėjom jau į vietą, tai tada mums pasakė, bet iš tikrųjų tavo vieta bus tokia. Mes tik taip apiforminam, kad bus tokia vieta, o iš tikrųjų bus taip. Ir kadangi tai yra hierarchiškai aukštesnio rango asmuo, tai yra mūsų vadovas, jisai apsprendžia tuos dalykus, būtent kaip tie dalykai bus. Ir tada jau mes toj vietoj arba sutinkam su tuo arba ne. Nes kai mes ėjom į darbą, mes turėjom tam tikrą viziją, kad būtent bus taip. Ir mes tą viziją vadovavomės, mes atėjom ten, ir štai ta vizija pasirodo, buvo tam tikra iliuzija ir panašu, kad buvo kitaip. Panašu, kad, dalykai yra ne tokie, kokie jie buvo bandomi pateikti. Ir tada mes turim surasti mes turim išmokti, pajausti, kur iš tikrųjų yra mūsų ta vieta. Nes viena yra būtent tas oficialus pateikimas, kaip dalykai turėtų būti, bet realybė dažnai prasilenkia su oficialumu ir oficialiai tada mes pamatom, kur mes iš tikrųjų atsirandam. Ir tada mes ieškom tam tikro balanso. Vieną to balanso dalį nustato mūsų atsakingas vadovas, kuris mums sako, tavo vieta yra tokia. Ir tada, kai mums pasako, tada mes turim, tai yra dalis instrukcijų. Kita dalis instrukcijų tai yra jau mūsų pačių namų darbas, tai yra išsiaiškinti patiem, kur mes tinkam. Mes turim išmokti pajausti, kur yra mūsų vieta tame darbe. Nes vėlgi vienas sakys mums darbdavys, o kitą diktuos mūsų bendradarbiai, mūsų darbo aplinka, darbo vieta, darbo sąlygos, galimybės, aplinkybės ir visa kita. Ir tada mes turim surasti, kur iš tikrųjų yra ta mūsų vieta. Tai yra tam tikras balansas tarp to, kas yra apibrėžta kaip mūsų darbo vieta, kas tada ir mums pasakyta, kas yra mūsų darbo vieta, ir tada, ką aplinkybės diktuoja, kas yra mūsų darbo vieta, ir tarp to, ką mes galim, kad tai būtų mūsų darbo vieta. Tai yra pagal mūsų realias galimybės. Nes kartais mes pamatom, kad ten, kur mes atsidūrėm, tai netitinka mūsų realių galimybių. Ir tada mes kaip ir realiai negalim dirbti to darbo, nes tai kažkokiu tik būdu prasilenkia su mūsų galimybė. Tai kad mes turėjom kažkokią įvaizdį, kad darbas bus toks, ir tarkim mes sudarėm oficialiai irgi įvaizdį, kad mes atitiksim tą jų norimą įvaizdį, bet paskiau, kaip mes praeinam pro tą įvaizdį,
kurį visi kuria. Tai yra, kad įmonė ten yra tokia ir tokia, mes ten tokie esam sėkmingi, mes tokie esam tvarkingi, mes ten taip viską atitinkam. Ir taipogi mes save bandom pateikti, taip pat mes esam tokie labai puikūs darbuotojai, ir mes tiek kursų esam baigę ir tiek praktikos turim. Tai vat mes kuriam tos įvaizdžius tokius. Bet paskiau, kai mes jau praeinam pro tos įvaizdžius, ir tada jau būna tas momentas, kai mes jau, kaip sakant, susidurim su tą realybę ir žiūrim, kas yra iš tikrųjų, tada jau mes, kaip praeinam pro tos paviršutinius dalykus, tada jau mes žiūrim, ką mes turim iš tikrųjų. Ir taip daugiau mažiau yra visur. Mes visur turim tą tokią viziją, ir kai turim tą viziją, visą laiką nesutampa su tuo. Tai esmė yra tokia, kad mes turim atrasti save. Mes turim atrasti save toje darbo vietoje, jeigu mes galvojam, kad mums ta darbo vieta yra reikalinga, mes netitinka mūsų kažkokius lūkesčius, mes matom, kaip mes save galim realizuoti tenai, o gal mes tiesiog nematom kitos išeities, nes mums tiesiog reikia darbo. Ir tada mes žiūrim, kiek realiai mes galim atitikti tą darbo vietą. Ir kur ten yra ta mūsų vieta, mes turim atrasti tą tenai, kai mes nueinam. Mes turim išmokti pajausti tuos dalykus. Bet tie pajautimai turi neateiti mūsų, sakykime, vidinio komforto sąskaita. Tai yra labai svarbu, kad mes, tarkim, turėtume kažkokį darbą ir turėtume kažkokias finansinės pajamas, nes kitaip nelabai išeina gyventi. Bet yra taipogi svarbu, kad mes nesužalotume savęs, nes nėra labai didelė prasmė eiti į darbą, nebent mes neturim kitos išeities, tai jau čia kitas dalykas, tiksliau, nematom kitos išeities. Bet jeigu mes ateinam į darbą ir mes matom, kad tas darbas mus labai ekstremaliai žaloja, tai tada reikia labai susimastyti, ar mes tikrai atsidūrim ten, kur mes turėtume būti. Ir kartais taipogi mes turim susimastyti, ar vizija, kurią mes turėjom, kad mes sieksim kažkokią karjerą, ar kažką bandysim save kažkokiu tai būdu realizuoti gyvenime, tai ar ta vizija iš tikrųjų atitinka realybę. Nes tarkim, kai mes įsivaizduojam kai kurios dalykus, mes galvojam, kad jie bus taip ir taip, aš eisiu ten, darysiu tą ir ten bus šitaip, ir mums atrodo mūsų vaizduoti, kad viskas bus labai nuostabu. Bet praktikoje, kai mes susidurėm, mes pamatom, kad dalykai yra kitokie. Ir taip, kaip mes įsivaizdavom, kaip mes turėjom viziją, kad tie dalykai bus, mes pamatom, kad jie tokie nėra. Jie yra kitokie. Ir tada to vietoje tas klausimas, ar mes sugebėsim adaptuoti save prie tos situacijos. Nes daugiau mažiau tai vis viena, ta prasme, tai atitinka bent jau kokiai gal 50% tą viziją. Tai yra, jeigu mes einame į kažkokį projektą, į kažkokį darbą, tai kažkiek tai atitinka, daugmaž tą vietą bent jau popieriaus. Bet tiesiog, kad praktiškai tai yra galbūt kažkiek kitaip. Ir toje vietoje tada mes turim žiūrėti, kiek mes sutinkam su tuo, kas yra iš tikrųjų. Ir jeigu nusprendžiam, kad ten tokie niuansai, tokios aplinkybės, bet tai yra kai kas, ką aš galiu išmokti, laviruoti tarp tų niuansų, ir tada mes einam į tą vietą. Ir atėję į tą vietą, tada jau mes ieškom to balanso. Ir kas mes ten esam iš tikrųjų, o ne ant popieriaus, ir ką dabar mums reikės daryti. Ir esmė yra, kad mes turim išmokti pajausti, kur yra darbo aplinkoj, kur yra ertmė. Nes akivaizdu yra, kad kai yra ieškomas darbuotojas, tai jo neieško tik dėl to, kad turi dar vieną darbuotoją. O ieško dėl to, kad yra ertmė. Ir ta ertmė dažniausiai yra apibrėžta tuo, kad yra kažkokie tai darbai, kurie yra neatlikti. Ar nėra kažko atsakingo už tuos darbus ir dėl to tie darbai nevyksta, ar nėra kažko, kas atlieka tuos darbus. Gal atsakingas yra, bet niekas jo neatlieka tų darbų. Tai toje vietoje tada mes žiūrim, kokie yra realūs darbai, kas yra neatlikta, ir tada mes žiūrim, kas turi būti atlikta. Ir tada mes žiūrim, kaip yra teisinga juos atlikti.
Ir teisinga vėlgi atitinka du aspektus. Yra viena teisinga, tai yra, kad teisinga pagal, sakykime, kažkokias darbų saugos instrukcijas, kaip atlikti darbą, kaip mes, kaip tos srities darbuotojai ar specialistai turime atlikti tą darbą. Ir taipogi, kaip darbdavys įsivaizduoja, kad tas darbas turi būti atliekamas. Bet vėlgi toje vietoje turim surasti tokį balansą, tai yra kaip balansuoti tarp to, kaip turi būti pagal idealų variantą atlikta, pagal, tarkim, kokią nors ISO sertifikaciją, kaip turi būti dalykai, ir paskui kaip dalykai vyksta realiai. Nes neretu atveju, kai yra įmonės sertifikacija ar kas nors ir yra tie reikalavimai, tai įmonės, dėja, bet tokia yra, sakykime, realybė, įmonės stengiasi pilnai atitikti tą ISO sertifikacijos reikalavimus tik tą dieną, kai yra inspektorius, kuris tikrina visus tos dalykus. O kai inspektorius išeina, tai dalykai jie vėl turi tendenciją, sakant, nuvažiuoti į tam tikras nusistovėjusias lankas, nusistovėjusias normas. Ir būtent atvyksta ar mokesčių inspekcija tikrinti, ar darbo inspekcija, ar ISO sertifikacija. Bet kai yra inspektorius, tada dalykai turi viskas atitikti. Bet paskui, kai inspektoriaus nėra, tai tada, taip sakant, tas įvaizdis, kurį įmonė bandė sukurti inspektoriui, kad viskas yra idealiai, viskas čia visi viską daro tobulai, nėra niekur jokių ten nieko. Tada, kai inspektorius išvyksta, tas, taip sakant, tam laikui tas įvaizdis vėl išsisklaido, taip sakant, kaip garai, kurią bandė, taip sakant, kaip sako, bando pūsti miglą kažkam, tad bandė sudaryti įvaizdį tam inspektoriui, kad viskas ten idealiai atitinka. Paskui išsigaruoja tie dalykai ir vėl žmonės grįžta į savo, taip sakant, nusistovėjusias vagas ir toliau panašiai dirba kaip anksčiau. Aišku, mes visą laiką stengiamės kelti tą kartelę, kai dirbam. Mes stengiamės, kad dalykai vis būtų geresni, bet realioj praktikoje neteka niekados matyti ar girdėti tokio dalyko, kad kažkas pasakė kažką ir viskas dabar nuo tos akimirkos va taip yra. Dažniausiai tai yra, kad kažkas kažką pasakė. Gal tai yra atsakingas už koks inspektorius ar vadovas ar kažkas tai. Dažniausiai yra tie balansiniai laikotarpiai, per kuriuos mes einam ir pradedam adaptuotis prie tos naujos tvarkos. Yra daug nukrypimų, yra daug tokių nusivažiavimų. Ir aišku, jeigu paskui yra skiriamas kažkokios nuobaudos už tai, tai dar greičiau toj vietoj susibalansuoti dalykai ir adaptuojasi. Jeigu ne, tai žmonės lėčiau tada adaptuojasi. Bet esmė yra tokia, kad mes turim atrasti patys tą. Ir mes turim atrasti savo vietą ne tik tais fiziškai darbo vietoj, bet mes turim atrasti ir psichiškai savo vietą. Ir mes turim išmokti pajausti, kiek aš galiu sau leisti tame darbe. Kiek aš galiu sau leisti, tarkim, sudaryti apie save kažkokį įspūdį. Kiek aš galiu sau leisti susidaryti apie mane kažkokią tai nuomonę. Kiek aš galiu sau leisti, tarkim, kad apie mane kažkaip galvotų ir taipogi kaip aš noriu, kad apie mane galvotų. Nes tarkim, kai mes einam į darbą, tai mes sudarom gan tinkamą įvaizdį, mes pateikiam savo kažkokį išsilavinimą, savo praktiką, savo kažkokius tai pasiekimus, mes sudarom tą įvaizdį, dėl kurio darbdavys sako, pagal susidarytą įvaizdį aš matau, kad šitas žmogus turėtų atitikti tą darbo vietą ir dėl to aš noriu jį priimti. Ir tas įvaizdis, tai yra pirminis įvaizdis, kurį mes sukuriam. O tada, jau kai mes ateinam į tą darbo vietą, tai vėlgi neretu atveju būna taip pat neretai, kažkas ateina, save pateikia idealiai, o paskui, žiūrim, kad realioj darbo praktikoje nelabai atitinka tas įvaizdis. Ir žiūrim, kad nelabai tas darbuotojas atitinka tai, ką jisai
deklaravo. Tai vat ir to vietoj tada išsiskiria tie dalykai. Iš esmės tai yra, vieni tai vadina perdėtų pasitikėjimų savimi, kad kažkas tai labai savim pasitikė, bet neturi realios praktikos ir dėl to gaunasi, kad nieko nesigauna. O kiti, tradiciškai tai vadina melavimu. Tai yra, kad mes tiesiog meluojam, jeigu mes save kažkaip pateikiam, kad mes kažką galim, bet paskui realiai praktikoje mes to negalim, tai, šiaip ir yra priimta, kad tai vadinamas žmogus melagis, kuris melavo, tai jisai sakė netiesą. Jis melavo, kad jis gali kažką, bet paskui realiai pamatėm, kad jisai to negali. Tai toj vietoj, jeigu jau neinant į tas melagystės formas, tai tada mes žiūrim iš to jau, ką mes turim, kad jeigu žmogus iš tikrųjų kažką turi daugiau negu tik tais gebėjimą apie save sukurti kažkokį tai įvaizdį, tai tada jau jis kažką reiškia ir gali, bet jau kai jisai gali, tada jau mes žiūrim, kiek jisai gali iš tikrųjų ir kaip jo tos galimybės svarbiausia įtiks į mūsų nustatytą sistemą. Tai yra, mes turim kažkokią darbo sistemą, kaip mes dirbam. Ir čia yra didelis toksai niuansas, yra, kad nepaisant to, kad darbuose daugiau mažiau visur yra tai, kad, sistemos šabloniškai turėtų būti panašios, kad tarkim, dabar mes dirbam saugos specialistų, kibernetinės saugos specialistų ir daugiau mažiau šablonas yra tas pats. Mūsų darbas yra užtikrinti įmonės kibersaugumą ir reaguoti į gal kažkokius tai pavojus, užtikrinti kažkokią duomenų srauto saugumą ar vidinį saugumą, išorinį saugumą ir panašiai. Visa tai kaip ir šabloniškai atitinka tai. Bet realioj praktikoje mes pamatom, kad dalykai yra ir kitokie. Nes yra darbiniai santykiai, yra kažkokios gal ten kitokios programos. Gal nelabai ten daug tų skirtumų, kai turint omeny, kad daugiau mažiau viskas yra vienodai, gal niuansai kažkokie skiriasi. Bet pačiuose darbiniuose santykiuose yra tiek daug visokių aplinkybių. Nes aplinkybės susidaro dėl to, kad visi žmonės yra skirtingi, su kuriais reikia dirbti. Jeigu mes dirbtume tik vieni patys su savimi ir tik tai su programom, tai tada būtų paprasta. Bet kai yra žmonės turi savyje visokių psichologinių niuansų. Tai yra, vienas jiem patinka, kitas jiem nepatinka. Vieno jie nori, kito jie nenori. Ir toj vietoj yra tokie keisti dalykai, ypatingai su darbdaviu šnekant. Darbdaviai nori matyti dalykus vienaip, kiti nori dalykus matyti kitaip. Ir vėlgi sunku yra mums surasti tą tinkamą savo vietą, nes mes galvojam, kad mes įeisim kaip kokia gamykloje pagaminta detalė ir tik įeinam į tą vietą ir iš karto ten kaip dantratis viskas atitinka ir ten viskas sutampa visi dantys ir viskas sukasi. Dažniausiai taip nenutinka, dažniausiai tai yra, kad mes savo charakteryje, tame dantratyje turim savo dantis, sistema tenais, į kurią mes einam, turi savo kažkokius dantis ir ne visą laiką tie dantys idealiai atitinka. Tai tada yra laikotarpis, kurį mes vadinam tuo trinties laikotarpiu. Prasideda trintis. Tai yra mūsų dantys tokie, tos aplinkos, tų žmonių dantys tokie ir būtent mes sukamės vienokiu greičiu, jie sukasi kitokiu greičiu ir prasideda ta trintis, kai tie dantys kalena vieni kitus, kala ir kala ir kala ir kala. Ir paskiau ateina toks momentas, kaip, taip sakant, dalykai apsišlifuoja. Ir kai dalykai apsišlifuoja, tada kažkiek ten dantų išsimuša iš mūsų, kažkiek dantų išsimuša iš kitų, iš aplinkos. Ir jau pradeda atitikti šiek tiek. Ir greičiai susiderina. Ir tada mes pradedam pajausti jau, kad jau atitinka. Jau vis mažiau tų momentų, kai susikerta. Ir vis labiau atitinka būtent tie dantračiai. Ir tada jau mes pradedam dirbti to vietoje. Jau tada, sakant, mūsų visi ten
įvaizdžiai, visus svajonės ten jau išgaravę jau senai yra, mes jau esame realybėj, jau mes kaip įsivaizdavom, jau mes pamiršom senai tus dalykus, dabar jau mes matom, ką mes realiai turim. Ir klausimas, ar mes sugebėsim, kaip sakant, prisiderinti prie to. Ir nes darbe, kaip ir bet kokioj kitoj organizacijai, esmė yra, kad kažkas diktuoja energijas. Yra vadovas, kuris turi viziją, jis diktuoja bus taip, taip ir taip. Tai yra jo darbas. Jeigu mes ateinam, mes turim atitikti jo viziją geriausiai, kaip mes galim. Jeigu mes pradėsim toje vietoje ten aiškinti darbdaviui, kaip jam dirbti savo darbą, darbdaviui dažniausiai nepatinka tokie darbuotojai, nes darbdavys mato tai kaip problemą. Jam esmė yra, aš turiu viziją, visi turi atitikti mano viziją. Jeigu mes matom, kad mes negalim sutapti su darbdavio vizija, tai tada mums reikia laiku susimastyti, ar mes norim toliau tęsti tą darbo sutartį, nes mes matysim, kad bus gan didelės trinties. Ir jeigu ta trintis mums kainuos brangiai psichinę mūsų sveikatą, tai tada mes galim labai susižaloti save. Ir to vietoj mums nereikėtų tęsti to. Jeigu mes, taip sakant, turim galimybę rinktis. Jeigu neturim galimybės rinktis, tai čia jau aišku kita yra tada istorija. Net šito vietoje esmė yra tokia, kad mes turim neretu atveju viziją ir darbdavys turi viziją. Esmė surasti vidurkį tarp tų vizijų. Bet reikia nepamiršti pagal hierarchinės taisyklės, darbdavio vizija yra aukščiau darbuotojo vizijos. Darbuotojo vizija turi įeiti į darbdavio viziją. Ir kai darbdavys turi tam tikrą toleranciją, jisai toleruoja dalykus. Tai yra, gal tai netitinka kai kurie dalykai, ką darbuotojas daro, netitinka idealiai jo vizijos. Bet jis turi toleranciją, jis toleruoja tai, jis sako, ir gerai, man svarbu, kad tie dalykai yra atitinkami, o kad anie netitinkami, man nėra taip svarbu. Man svarbesnė anie dalykai. Ir toje vietoje, esant tai tolerancijai, tada yra tai, kad mes iš esmės surandam tą taiką darbę. Tai yra tai, ką darbdavys toleruoja. Arba tai, ką mes toleruojam pas darbdavį. Kai kurie darbdaviai irgi jie toje vietoje gali turėti kažkokių keistų niuansų, kurie mums yra nepriimtini. Mes negalim dirbti prie kažkokios tai aplinkybės. Vėlgi, mes įsivaizdavom, kad tų dalykų nebus. Mes turėjom vienokį įvaizdį susidarę savo. O pamatom, kad yra jisai kitoks. Niekas nesakė man, kad bus taip. Kad bus tas kažkoks specifinis niuansas. Tarkim, darbdavys kas 15 minučių įsiveršia pro duris ir sako, ką darai ir kaip tu tą darai. Ir mes gal nesam pratę prie to. Ir mums tai yra kažkas nemalonaus. Mes esam gal pratę, kad mes tiesiog savo dirbom. Ir nieks čia mums kas 15 minučių nereguliuoja nieko. Ir arba darbdavys kartais gali mėgti, ne tik, kad ateina kaip darai, ką darai, bet dar ir paskui ateina ir sako, tu blogai darai, tu turi daryti šitaip. O gal mes nesam pratę prie to. Vėlgi visokie tokie niuansai yra, į kuriuos atsižvelgiant tada mes turim surasti, mes turim pajausti tos dalykus, kur mes esam ten ir kaip kur mes galim užpildyti tą terpę. Ir mes tą labai lengvai pajausim pagal tai, kad mes ateinam kažkur, mes kažką darom ir kažkas jau mums sako, to darbinėje aplinkoje. Sako, ne, čia neturėtų tai būti daroma. Ir mes turime tai atsižvelgti, nes kadangi tai yra ilgesnio laiko darbuotojai, jie ilgiau yra ten dirbę, mes tai atsižvelgiam, nes mesgi esam naujai atėję, mes atsinešam savo kažkokį tai įvaizdį. Ir žinoma, mes galim ten pradėti sklaidytis iš šonus savo briaunom ir sakyti, dabar bus šitaip ir šitaip. Bet mes nesam pozicijoje tam, dėl to, kad mes ateinam į svetimą teritoriją, kur kiti jau turi savo suformavę kažką tais, mes esam svetimkūnis tam. Tai toje vietoje mums reikia demonstruoti tam atitinkamą nuolankumą
mes galėtume, kad mus priimtų į tenai. Nes jeigu mūsų dantis bus per aštrus, tai išmušum tos dantis ir greičiausiai, taip sakant, išspjaus. O jeigu nebent mes ateinam jau tam, kad vadovaut, jeigu jau mus priima tam, tokiai pozicijai, tai tada mes jau galim demonstruoti savo charakterį nes mūsų toks yra darbas, kad mes nustatom darbo tvarką. Tai tada jau yra kitas dalykas. Bet šiaip šiuo atveju mes turim išmokti pajausti tos dalykus, atsinešamą įvaizdį, jau mes turime jį formuoti pačioje pradžioje tinkamai. Nes problema neretu atveju yra, kad kai mes einam į darbą, mes jau pateikėm apie save įvaizdį. Bet kai mes pateikėm tą įvaizdį ir darbdavys susidaro tą įvaizdį ir panašiai, o paskiau tas įvaizdis buvo tik tais sudarytas tik tam momentu, tik tam darbo pokalbiui, tik tais tai pradžiai. Ir paskiau mes, taip sakant, pametam tą savo įvaizdį, kurį mes bandėm sudaryti. Tai tada darbdavys sako, kas čia atsitiko? Aš turėjau visai kitokį susidaręs įspūdį apie tą žmogų. Kodėl jisai yra netoks, kaip aš apie jį susidariau įspūdį? Nes tas žmogus sukūrė apie save įvaizdį specifinį, kad jisai yra toksai. Kad, tarkim, neretu atveju, kad mes gautume darbą, kai kurie žmonės imasi manipuliacinių priemonių. Ir jie pateikia, kad jie labai atsakingi, labai punktualūs, labai tvarkingi, labai ten visokiausi. Žmonės sugeba save pateikti tam pusvalandžiui ar valandai, kol jie ten pokalbį dalyvauja. O paskui ateina ir ten visiška betvarkė. Tai žmogus sugebėjo susikoncentruoti, vardan to, kad gautų darbą, valandai laiko save tokiu pateikti. O paskiau toj vietoje jau praktikoje mes matom, kad visai kitokia istorija. Tai toj vietoje yra svarbu taipogi būti sąžiningu. Tai yra, kai mes save norim pateikti kažkaip, tai stenkime save pateikti ir kad tai būtų arčiausiai kiek įmanoma to, kas mes esam. Tik tai žinoma, natūraliai mes stengiamės pateikti save iš kiek įmanoma tos geresnės pusės, nes nenorime savęs pateikti iš tos negeresnės pusės, nes nėra tame prasmės, nes darbdavys jisai ieško mumise tų geriausių pusių, nes jeigu jis mus pakvietė į pokalbį, reiškia, jis nori pamatyti mūsų geriausias pusės, nes jisai deda į mūsų lūkesčius. Bet mes tas geriausias pusės ir stengiamės pateikti, kad mums nereikėtų nueiti į visišką melavimą, kad mes ten save pateikiam kažkokiu idealiausių darbuotojų ar ten idealiausių specialistų. Mes turėtume pateikti ganėtinai realų įvaizdį, bet, akcentuojant tas gerasias pusės. Ir toj vietoj kartais mes galim ir pateikti ir savo tas silpnasias pusės. Tai yra įdomu su darbdaviais, kai kurie darbdaviai sako, prašom pateikti savo silpnasias pusės. Mes galim pateikti jas tuomet. Mes paprastai jų nedeklaruojam, dėl to, kad tai nėra, sakykim, darbo aplinkoje, ieškant darbo, tai nėra akcentuotini aspektai. Bet jeigu darbdavys nori, kad pateiktume savo silpnasias pusės, mes galim pateikti. Ir tai yra kai kas yra vadinama atitikmuo. Tai yra, nes protingas darbdavys jisai žino, kad darbuotojai turi savo silpnųjų vietų. Ir tada jisai sako, bet kokios yra tavo silpnosios vietos? Mes žinom tavo stipriasias pusės, bet kokios tavo silpnosios vietos. Ir mes norim suprasti, ar kaip pilnas žmogus tu atitiksi mūsų tą darbo vietą su savo stipriosiom ir silpnosiom pusėm. Ir neretu atveju tai yra geranoris darbdavys. Jis sako, kad jeigu tu turi silpnąją vietą, kaip mes, kaip darbo aplinka, galėtume tau padėti kompensuoti tas tavo silpnasias pusės. Tai yra geras darbdavys toksai. O tas, kuris nėra labai geras, tai jisai, toje vietoje pamatęs silpnasias vietas, jis sakys, kad tai yra negerai. Tokių dalykų neturi būti. Tu neturi turėti silpnųjų vietų, tu turi būti tik tais robotas ir atlikti
idealiai tas funkcijas, kurios tau yra paskirtos. Tai ne visi darbdaviai, taip sakant, yra linkę atsižvelgti į tas silpnąsias puses, bet protingas darbdavys tai yra linkęs, nes jisai žino, kad darbuotojo psichika yra svarbu ir kad darbuotojo psichika yra stabili, tai yra jisai nesusiduria su tais dirginančiais faktoriais, kurie dirgina jį dėl jo silpnųjų vietų, tai tada jisai sudaro tokias sąlygas, kad nebūtų tų dirginančių aplinkybių. O kiti darbdaviai tai yra iš viso teroristai, kurie kaip tik tai ieško, kad darbuotojo, kurį galės kankinti tuomet. Ir tada žiūri, kur tavo silpnosios vietos ir tada kiek specialiai bado į tas vietas. Tai čia jau yra tokių terrorizuojančių asmenybių. Nieko nepadarysi toje vietoje. Tai vėlgi verta tada susimastyti, ar mes norim taip dirbti ir ar mums ten reikia dirbti. Bet esmė yra tokia, kad mes kuriam apie save įvaizdį, įmonė kuria apie save įvaizdį. Kai mes praeinam tos įvaizdžius, tada mes susidurim su realybė. Ir kai mes susidurim su realybė, tada mes žiūrim, kiek mes turim tolerancijos realybei savo susidaryto įvaizdžio ar kurto įvaizdžio atžvilgiu. Tai yra, kiek realybė prasilenkia su įvaizdžiu ir kiek jinai atitinka ir kiek mes galim realiai toleruoti tą realią realybę palyginus su tuo įvaizdžiu, kuris buvo kuriamas ar susidarytas. Ir tai sudaro būtent mūsų galimybę dirbti arba ne. O tuomet mes žiūrim, kiek realiai mes galim atitikti tą realią situaciją ir kaip save galim integruoti realiai toje situacijoje. Tai, žinoma, mes nekalbam dabar apie tos scenarijus, kai mes esam desperatiškai pozicijoje, kur mums mirtinai reikia darbo. Nes tada tai yra kita situacija. Tada mums nėra svarbu mūsų psichika, mums ten nieks nėra svarbu, mes galim sakyti, aš atitiksiu viską idealiai šitam darbdaviui, jeigu reikės, aš ten ant rankų vaikščiosiu, jeigu reikės, aš ten ant galvos stovėsiu visą laiką ir dirbsiu. Man nėra svarbu, man svarbu, kad aš gaučiau tą darbą. Tai čia yra kitas scenarijus. Čia yra scenarijus, desperatiškas scenarijus ir mes apie jį nekalbam. Nes tada žmogus, jisai visiškai save sulaužo savo asmenybę, vardant to, kad jisai gautų tą darbą, nes dėl kažkokios priežasties jisai yra būtinas. Bet jau kai mes jau praeinam tą, tai tarkim, kai esam jauni, kai, tarkim, kaip jauni žmonės eina kažkur dirbti, ieško pirmo darbo, jie bet kur, bet kaip, bet kokiom sąlygom eina, kad tik tais gautų tos darbo patirties. Nes kur mes gausim tos darbo patirties, jeigu visi ieško darbuotojų su darbo patirtim. Tik tais ten, kur būtent yra tos nenormalios sąlygos. Bet kai mes praeinam tą, mes jau praaugam tą, tada jau mes ieškom to aukštesnio lygmens, kur jau mes galim pradėti būti savimi. Ir kur jau aukštesnis yra lygmuo, ir darbdavys vertina ne tik tais atliktą darbą, bet vertina ir patį darbuotoją. Ir kad būtent darbuotojas yra vertingas komandos narys ir kaip jisai įeis į tą komandą, nes darbdavys turi viziją. Jisai, kai jisai renkasi darbuotoją, jisai žiūri, o tas darbuotojas atrodo jam atitiks tą jo turimą viziją, tas netitiks, tas atitiks. Ir tada jisai pagal tai renkasi, nes jisai vadovaujasi logika, aišku, vadovaujasi būtent tuo pateiktais duomenimis, bet taipogi jisai stengiasi intuityviai pajausti, kaip tais duomenimis remiantis tas darbuotojas atitiks tą įvaizdį, tas susidarytas įvaizdis atitiks tą darbo vietą, kuriai jisai ieško to darbuotojo. Bet kas yra keista ir sudėtinga, dėl tų įvaizdžių, kai įmonė bando save pateikti kažkaip, ir darbdavys bando pateikti darbo vietą kažkaip, neretu atveju darbdavys, lygiai kaip ir darbuotojas, jie gali meluoti. Tai yra, jie gali sakyti, čia yra taip ir taip, čia oficialiai yra šitaip ir šitaip,
ir čia viskas yra dabar idealu ir viskas yra va šitaip. Ir čia ir tik taip, niekaip kitaip. Ir paskui mes ateinam ir nėra. Vat buvo pateikta, kad čia viskas vyksta kaip idealiai, kaip pagal autobusų tvarkaraštį. Autobusai važiuoja ten minutė į minutę. Nėra. Tie autobusai kartais atvažiuoja, kartais neatvažiuoja, kartais atvažiuoja visai kitu laiku, jeigu atvažiuoja. Ir netitinka. Tai kad pateiktas autobuso tvarkaraštis, kad taip turi būti ir kad visi taip dirba ir visi siekia to vaizdo, tai nereiškia, kad taip yra. Ir toje vietoje tada mes turime žiūrėti, kaip realiai mes įeinam į tą. Mes turim pajausti. Turim išmokti pajausti būtent tą darbo ritmą, mums siūloma tą įvaizdį, kaip darbuotojas įsivaizdavo, ir taipogi, ką mes savyje turim. Ir visą laiką mes turėtume, kai mes einam dirbti, darbdavys turėtų būti mūsų draugas. Jeigu darbdavys nėra mūsų draugas, tada mes turėsim problemų. Nes jeigu mes ateinam ir mes iš karto jaučiam tą hierarchinį įtampą, kad darbdavys man čia dabar, taip sakant, su botagu lakstys, tai tada yra negerai. Jeigu darbdavys yra būtent toksai žmogus, pas kurį jisai turi mus priimti taip, kad jisai priima mus kaip draugą. Draugą, kuriam mes iš esmės darom paslaugą, mes jam padedam. Jam reikia pagalbos. Ateinam jam padėti. Bet tada mes kalbam. Mes ateinam ir sakom, tai yra sudarytas toks apie įmonę įvaizdis, sudaryta tokia darbo vietos toks įvaizdis, bet kaip yra realiai? Kas čia realiai vyksta? Bet mes tą galim kalbėti tik tada, kai jau mes esam po darbo sutarties pasirašymų. Ir nes tik tada mes jau esam darbo kolektyvo dalis, tada mes galim nueiti pas darbdavį pirmą darbo dieną ir sakyti, tai mes susitarėm šitaip, o kaip yra iš tikrųjų. Ir kaip dabar mes čia dirbam ir kas čia vyksta iš tikrųjų. Ir tada jau galima kalbėti, nes tai jau yra vadinama vidinės darbo aplinkos, sakykime, kaip instrukcijos, kur darbdavys duoda darbo instrukcijas vidinės, kurios yra neraštinės, o žodinės instrukcijos. Ir tada jau dalykai skiriasi. Ir tada būtent mes galim pasiklausyti darbdavio, koks iš tikrųjų yra tas darbas. Tai, kad mes norėtume idealizuoti, kad darbo skelbime yra kažkas tai yra taip, kaip dalykai yra pateikiami per tą įvaizdį, bet kas yra realiai mes sužinom tik tais pirmą darbo dieną ir visas sekančias, nes paskiau vis naujų mes atradimų padarom, kaip, taip sakant, dalykai yra kitaip, negu mes įsivaizdavom. Tai šiandien mūsų tema buvo apie psichinį įvaizdį. Minėjau, tai yra, ką reiškia sudaryti įvaizdį, ką reiškia realybė, kokia jinai yra kitokia ir taipogi, kaip galbūt kartais atitikti tą įvaizdį. Nes, kaip jau minėjau, kai yra inspekcija, tai tada, taip sakant, turi būti tvarka. Nes kažkas žiūri, kažkas tikrina. Mes turime atitikti tą įvaizdį, kurį mes norim sudaryti. Tada mes stengiamės. Bet realiai paskiau dalykai vėl išsivažiuoja, nors ir darbdavio darbas yra, mes turime atitikti tą įvaizdį. Ir jo darbas yra užtikrinti, kad mes atitiktume tą įvaizdį. Bet realiai gaunasi kaip gaunasi. Tai gal kilo būti klausimų ir komentarų iš to, kas buvo pasakota. Čia yra labai priklauso nuo žmonių tipo, nes mes turim skirtingų žmonių tipų. Tai yra, vieni žmonės yra vadinami tie, labai pozityvaus mąstymo žmonės. Ir tas pozityvus mąstymas, jisai turi labai daug aspektų. Vienas to aspektas, to pozityvaus mąstymo yra tai, kad mes stengiamės, ar turim labai didelę tendenciją matyti dalykus geresnius, negu jie yra iš tikrųjų. Ir neretu atveju mes turim tendenciją ir save matyti geresniu, negu mes esame iš tikrųjų. Ir šitoje vietoje gaunasi taip, kad mes perdėtai apie save mąstom pozityviai. Mes sakom, jo aš galiu,
taip, aš galiu. Tai, tarkim, vienoje darbo aplinkoje kažkada dirbau ir atėjo vienas jaunas darbuotojas ir jisai, matosi, ganėtinai yra jaunas ir diskutuotina yra jo patirtis. Jis sako, ne, aš galiu, aš viską galiu, viską aš galiu, aš viską moku, viską galiu. Tai labai gerai, kai taip kalbam. Ir tada reikėjo atlikti specifinę funkciją, kur reikėjo atlikti labai tokią precizinę operaciją. Ir tos precizinėje operacijoje, sakykime, tikrai labai sudėtinga ta operacija. Sąlyginai, žinoma. Bet esmė tokia, kad šito darbuotojo klausiu. Sakau, ar tu gali atlikti tą funkciją? Sakau, jo galiu. Aš galiu. Aš tikrai galiu. Aš sakau, ar tikrai? Nes aš tikrai žinau, kad ta operacija, jai yra labai lengva pozityviai mąstyti, kad taip aš galiu. Sakau, ar tu tikrai gali? Taip, aš tikrai galiu. Ir gerai, ir pamėginam. Ir jis bandė tik tą operaciją, ir matėsi, kad jis aplamai net nežino, ką daro tą operaciją. Ir dėl to buvo sugadinta labai daug, detalė tą, kurios reikėjo atlikti tą operaciją. Ir esant sugadinimui, tai buvo reta detalė, ir tada buvo daug problemų, nes reikėjo ją pakeisti, o ją reikėjo pakeisti greitai, o jos nebuvo pakeisti, buvo daug labai problemų dėl to. Bet kokia yra esmė? Esmė tokia, kad tas perdėtas pozityvus mąstymas, būtent žmonės turi tendenciją perdėtai pozityviai apie save mąstyti. Ir yra, sakykime, mes galim statistiką, aš tikrai jos nežinau, bet aš manyčiau, kad mes turėtume statistiką skirstyti po kokius 33%. Tai yra, kad mes, sakytum, turėtume 33%, kurie yra perdėtai apie save pozityviai mąsto. Tai yra, kad aš galiu, aš esu, aš galiu, jokių problemų. Ir būtent dažniausiai tokie žmonės pridaro labai daug bėdų, labai daug kainuoja. Kainuoja dėl to įmonėms ir panašiai. O yra tie, kurie, vėlgi kitas 33% galėtų būti, kurie perdėtai negatyviai apie save mąsto, kas vėlgi yra bereikalinga labai. Dėl to, kad sako, oi ne, aš turbūt nesugebėsiu, oi ne, man nepavyks, oi ne, aš negaliu. O sakai, tu nueik ir pamėgink. Jis nueina pamėgina ir jam gaunasi. Pavyko. Ir tai vėlgi labai vargina dėl to, kad be reikalo jisai įkrovė save, sukūrė tą įvaizdį, kad jis negali, nes jis savim nepasitikė. Ir vėlgi tai yra bereikalinga. Geriausia tai yra, kai mes turim neutralų tą įvaizdį, kai mes žiūrim realiai. Tai yra, ar aš realiai kada nors esu tą daręs. Jeigu aš realiai esu tą daręs, tai tada ar aš galiu pakartoti tai, jeigu man pavyko tai. Jeigu nepavyko, tai ką aš galėčiau padaryti, kad tą, sakykime, toj vietoj patobulėti. Bet jeigu mes pateiktume daugiau realių faktų, ką mes esam darę, ko mes nesam darę, ir ar aš žinau, kaip pataisyti save, ar aš žinau, kaip pagerinti save, ir nebandytume sukurti to kažkokio perdėtai pozityvaus ar perdėtai negatyvaus įvaizdžio, o tada mes turėtume daug realesnius tuos dalykus. Bet žinoma, jeigu reiktų rinktis bent vieną dalyką, tai tada geriau rinktis turbūt perdėtą pasitikėjimą savim, negu perdėtą savęs nuvertinimą. Bet ne vienas iš tų dalykų nėra geresnis. Manau, kad statistika yra 33% į visas pusės. Tiesiog matosi, kai sutinki žmonės, yra žmonės, kurie per gerai apie save galvoja, yra per prastai apie save galvoja, ir yra, kurie realiai apie save galvoja. Va tie, kurie realiai apie save galvoja, tie yra geri specialistai, o tie, kurie per gerai apie save galvoja, tai yra dažniausiai tie, kurie karjeras padaro, nes jie visiems tiek pribūrė, taip sakant, apie save tokiu įvaizdžiu, kad visi jais pasitikė ir paskui, kas ten žino, jiems pasiseka. Būna, jie kuria tos įvaizdžius ir jiems pasiseka. Ir prasisukai, bet žmonėms taip nutinka. Bet tai nėra tas kelias, kurį yra rekomenduojama jo eiti. Geriau yra būtent tas kelias, kuris yra realus. Kai mes paremiam save praktiką, mes turim kažkokią tai savo statistiką, ir mes galim sakyti, va tiek ir tiek yra atlikta darbo, darbas yra toksai. Ir lygiai, pavyzdžiui, mano karjerai, mokytojo karjerai yra, tarkim, aš pateikiu daugiau mažiau visą savo darbą YouTube, yra 100 įrašų,
šimtai vat, pateikta pamokų visko, žmogus gali viską vertinti ir sakyti, na, va, tai atitinka mane arba ne, negu kad mes ten kurtume kažkokį įvaizdį, sakytume, aš ten viską žinau, viską suprantu ir ten viską galiu pasakyti ir atsakyti. Nėra taip, yra vat, būtent tai, ką mes matom ir ta statistika vat, mes galim vadovautis ir galim nuspręsti, ar tai mums atitinka arba ne. O kiti ten kūrė pas savį įvaizdžius, kaip ten tariamai levituoja kažkur tenais atsisėdę, kur nieks niekada to nematė, bet jie savo taip patikė. Taip, tai geriau turbūt reali statistika ir jeigu netinka, tai tada kažkam kitam tinka. Taip, tai ką dabar pirmadienį jau prasidės nauja karjera, tai tikėkime, kad praeiti pabrėžim žodį ne klaidos, bet netitikmenys. Tai yra būtent praeiti padaryti netitikmenys pagal darbdavio lūkesčius. Dabar galbūt bus iš to kažkokios išvados, mažai apie tai pakalbėjom. Dabar, sekantį savaitgalį jau prasidės naujas etapas ir bus apie ką pakalbėti, bus naujų dalykų, naujų pokyčių ir tada žiūrėsim, kaip seksis šį kartą integracija ir daug mes jau paaugom labai per šitą laiką, bus įdomu pritaikyti tai dabar darbiniai praktikai. Taip. Tai gerai. Yra vertinga tuomet, jeigu mes galim paklausyti tą patį ir vis taip, kai kalbam, tai daug kas, sakant, praskrenda pro šoną. Galima tuomet iš naujo paklausus vėl įsisąmoninti. Tai kągi, tuomet iki kitos susitikimų.